Va, kur aš buvau užsikūręs. Nieko dabar nesimato, didžiulis rūkas. Pliumpis matos. Ankstyvas rytas. Pradedu pakuotis. Oi, kur pasidėjau kaltą čia? Galvoju, dar išpilčiau. Tai jo. Labą rytą. Ankstyvas rytas šiandien. Užmėgau tai gerai, nulūžau, bet paskui prasibudau ir viskas, jau nebėjau užmėgti. Tai tas šiužinys kietas noreliai ant žemės tai mėgau. Aišku, gal čia nieko blogo, bet nepatogu man. Nepratęs tai ir sukelia šiokį tokį diskomfortą. Tai nusprendžiau ne kad gulėti, bandyti užmigti, tai nusprendžiau susipakuoti šmutkės ir go. Nėra ko laukti. Šiandien greičiausiai, tikiuosi, jeigu pliumpis ok, aš ok, tai namuose būsim. Apie 100 kilometrų, man taip atrodo, gal daugiau biškutį. Tai turėtų būti easy. Jo, vakar dienelė tai buvo įdomi. Žiūrėjau ten kelis filmuotus, tai nelabai kas ten gerai matosi, tai nėjo gal perteikti taip per kamerą, bet buvo jo, šiek tiek buvo. O, leidės, daužais ir toks kalnas. Iš kur tu Lietuvoje tų kalnų tokių? To šviesos nieko nematau, va. Ką rytas nelabai daug aš šnekasi, tai skanios kavos varom kelią. Blemba, kokią nesąmonę padariau. Pamiršau, dizelį užsipyliau iš kaniuko 10 litrų turėjau, nes dabar greit degalinės nebus. Tai galvoju, susipilsiu ir viskas. Ir susipyliau, iš karto atsinkti galvą, kad reikia eiti biškį paliuko dasipilti, pasitikrinti. Ir palikau ant sparno. Ir tarpį. Ir nebeturiu dangčio, reikės dėti maišelį. Kaip gaila eiti savo. Nieko nepadarysiu.
O, radau brolį. Jurbarke. Pasiklydusi. Gerulis. Varysim į Pagėgius. Kebabai. Pasisotinti. Noriu šiandien parlėkti dar greit namo, tai skubu spaudžiu. Noriu parvaryti namo ir noriu varyti pa šeimą. Labai sūnaus pasilgau, žmonos. Tai, jo, čia stovi. Atvarė čia. Bičelis pašnekėjom, turi va tokį patį pliumpį. Tai jo. Važiuojasi gerai. Liko apie 70 km. Dar biškai nusisukinės, tai gal kokie 7-5, nu iki 80. Tai dar saliarkos reikia lašelį įsivarvinti. Tai visai neblogai, sakyčiau. Visai neblogai. Tadam! Finish. Kur pradėjau, ten ir pabaigiau. Projektas aplink Lietuvą done. Savaitė ir viena diena. Savaitėlė ir viena diena. Pavariau. Labai gerai atlaikė mano bičiulis pliumpis. Čia tai traktorius. Visas murzinas. Belenkaip. Bet atrodo viskas gerai. Biškai dar. Bičias buvo pristojęs pašnekėti. Pašnekėm. Tai jo. Sunku buvo? Ne, nepasakyčiau. Nugarą skauda? Ne, neskauda. Rankos po 2 dienų ir kojas netėmė. Viskas gerai. Tik tai, kad, nu, tas toks sėdėjimas, bet labai jau taip užtinsti tam traktoriui, tas tarvėjėlį dar biškai pasireguliuoja. Aiškiai, nelabai ten ką pučia, bet tas žiūrėjimas iš vien, tas ten 12 virš valandų sėdėjimas traktoriui, nu, bet kokiu atveju duoda šiokių tokių pasiekmių. Bet jo. Cool pliumpis. Atlaikė, kai ta prasme buvo presuojamas. Tikriausiai net momentais jis buvo visas pakilęs į orą. Nenustepčiau, nes buvo tokių momentų, kad jau paskui važiuoji, pradeda kažkas jau kažkur judėti, jau įsigasti, kad gal surūžo priekinis tiltas arba kažkas atsakė, kažkas ten iš, nežinau, šarnyro ar dar kažko, išlėpi pasižiūri, viskas good, toliau. Jo. Pliumpazas. Vat taip va. Vat taip va, hibrytė. Ką, lėkiu dar iki mamos, ne iki mamos, o reikia paruošėti iki mamos. Tai dar pašnekėsim. Bet aplink Lietuvą, Justinas Valaitis, project done. All good.
Ai, bet to jeigu kas nežinot, nuo kur pradėjau, tai Panemunė, Pagėgių savivaldybė. Čia ir pabaigiau. Viskas. O dabar oficialiai baigėsi mano kelionė asmeniškai aplink Lietuvą ten, namuose čia. Cool. Geras. Dabar vis dar pagalvoju, kai reikės lipti mašiną, kažin kaip važiuosiu, tikriausiai kosminių greičių kažkokiu. Yeah, baby, yeah. Ką, reikia eiti nešiotis daiktus. Kai buvau įsigandęs ką tik, ieškau, nerandu kameros, nebėra kameros. Visur išnešiu, visą kabiną nėra. Viskas galvoju. Baba filmukų. Bet radau po galinę, po sėdynę, po apačią buvo užkirtus. Kažin kaip aš čia matysiuosi. Bet gal gerai, ne? Matosi? Net galva svaigsta po tiek laiko važiuojant ant 20, tai dabar greitis atrodo nerealiai. Ir tylu, deba viskas, žodžiu. Tai jau dar kartą užbaigiau savo kelionę. Savaitę ir vieną dieną. Tai kilometrų skaičius būtų 1569 kilometrai gavosi man. Ir 101 valanda. Valandas skaičiavosi irgi, kada pradedu programėlę, kai pradedu važiuoti, tai tada programėlę, kai sustoju, jau einu ilsėtis. Tai kai valgydavau, tai ar atstovėdavau, ar kažką darydavau, taisydavau, vis tiek valandos sukosi. Tai bet žodžiu, užtrukau 101 valandą. Kas toliau? Toliau gar nieko. Jo, geri įspūdžiai, daug pamačiau, daug išmokau, daug patyriau. Čia biškai šiek tiek juokauju, aišku. Miškais, visą kitą ten labai daug nepamačiau. Pamačiau vieną kitą miestelį, kaimelius, palei sieną, viskas ok. Kas labiausiai man norėjosi pasakyti, tai kad paskaičiuosiu, paskui turiu čekius viską, tai jau šiandien nebesuskaičiuosiu, tai vis tiek dar parodysiu, kaip apvažiavau aplink Lietuvą, dar pašnekėsim kitą dieną, paskaičiuosim, kiek išleidau. Šiaip žiauriai smagi kelionė. Jeigu būtų reikėję važiuoti, tarkim, asfaltais, tai būčiau neužskaitęs. Būtų buvo visiškai be jokio vaibo. Važiuoju ir viskas. Ir krataisi. O dabar tai užskaitau. Nu, ta prasme, aš čia iš savo pusės viską, iš kitos pusės ir negaliu nieko šnekėti. Tai žiauriai įdomiai, ir miškingų, ir pievų, ir kalnuotų gavosi, ir tešlų, ir duobių, ir pelkių. Ta prasme, žiauriai suėjo kelionė man, tai buvo geras vaibas kelionės. Pavargti. Sakyčiau, visiškai nepavargau. Nei nugaro, nei kojos, nei rankos, nei... Ta prasme, man vairavimas tai man įprasta. Tai va, pasirodo, galima keliauti su tokia technika, gan lėtai, bet galima. Sužinojau. Buvo daug, nedaug, bet buvo, aišku, skeptikų, kur sakė, nenuvažiuosi nei 100 kilometrų. Bet nuvažiavau 1600 kilometrų. Be jokių, galima sakyti, be jokių iškilusių problemų. Šlangutės buvo, sakyčiau, mano nepasiruošimas iki galo, galbūt, ir neapdairumas ten, kur trynėsi, nes jos net nebūtų sprogusios, nes ten ta prisitrynė prie filtro,
O kita prisitrynė, kur tepalus reikia prie dangtelio. Visos problemos. Realiai pačio mano klaida, nes nepasižiūrėjau. Nu, gyveni ir mokasi, viskas čia ok. Bet faktas tame, kad važiuoja. Ir gan užtikrintai važiuoja. Ir dar kaip važiuoja, per kokius kelius, kiek atlaikė, kiek daužimų buvo. Kitas, nežinau, ten subirėtų tikriausiai. Aišku, ten pas jį jėgos, komforto ir visa kita, tai ten galima pamiršti. Bet jo. Ką žinau, tikriausiai tiek, nežinau. Kažką atsiminsiu, tai pasakysiu. Bet jo, faina kelionė. Ačiū, kad žiūrit, ačiū, kad palaikot. Paskatinat, palaikot. Viskas labai fainiai. Ir susimatysime kitose serijose. Ką? Go, aplink Lietuvą. Done.